tie metai kaip paukščiai vis skrenda ir skrenda. Metai kaip lapai vis krenta. Ir sustoja vieną dieną. Ir šiandien sustojo atžymėti šokių studijos 10 metų. Kokie mes jauni. Šiandien šokių studijoje yra 47 šokėjos. Yra 3 grupės. Jūs žinot, vis mums reikia pasigirti. Jūs žiūrėk, filmuojame, mes filmą pateksim. Nuona Dans. 13 šokėjų. Bruknės. Dabar vėl sakysit kiek? 15. Bruknės. Gražuolė, šiandien Bruknės raudonais sijonais. Emocijos. 17 šokėjų. Emocijos, mano žaliai. Įsivaizduojat, šitą vadovę, maža mergaitė, sukūrė 29 kompozicijas jūs turite. 29 šokių kompozicijas. Girdite šokių puoselėtojai? Mes pirmą vietą turim Respublikoje. 29 kompozicijas. Mes tave mylim, mes tave gerbiam ir mes norim, kad tas angelas tave globotų. Kad globotų tavo šokių kolektyvus, kad globotų tave, kad globotų tavo šeimą, o mes tau visada padėsime. Globok ir mylėk šitą angelą. Gali pasišventinti, jis nešventintas. Visas kolektyvas, visi pakelkime taurę šampano ir išgerkime už tą mūsų šokių studiją, už kiekvieną šokėją, už kiekvieną iš jūsų. Ir Valerijai 3 kartus. Ir vieną ilgą mūsų amčetau. Tai šampaną pakeliam. Prisimenam jaunystėj kaip atrodėm, su šypsena ir garbana plaukuos, gyvenimas dar nesušoktas tango. Tik įsileiskim muziką ir būsi tu su ja. Gyvenimas dar nesušoktas tango, tik įsileisk jaunystę ir būsi tu su ja. Kad šiandien čia esame, reikia padėkoti mūsų gerbiamai rektoriai, kad ji pritarė minčiai įkurti tokį fakultetą meninės saviraiškos ir jame šokių grupę. Šokėjų atsirado labai daug, buvo aišku, kad jų bus daug norinčių. Vadovė, o kaip vadovė, o iš kur tą vadovę rasti? Na ir ką, einu, kaip tik priėmimas, einu į rektoratą, keliu senas anketas, žiūriu naujas anketas, peržiūrėjau gal 500 anketų. Ir ieškojau aukso, o radau briliantą.
Valerija, tada atsisveikinant, tai vyko Taujėnų, ne Taujėnų, o Šventupiai už Ukmergės. Buvo mūsų fakulteto mokslo metų uždarimas, tada mes atsisveikiname su šokių studija, tada Valerijai buvo įteiktas batas pradžiai gyvenimo. Toks tik kitos spalvos. Kitą aš pasilikau. Galvoju, maža ką, o gal sugrįš, ar dar kas nors čia atsitiks. Išlaikiau aš tą kitą batą. Iki šios dienos, iki šitos šventės. Valerija, kad nuo šiol tvirtų žingsnių su dviem batais. Iki šiol, sako, aš šlubavau. Aš manau, kad tas batas neš sėkmę visai šokių studijai. Valerija, ačiū Jums. Labai dėkoju visoms. Aš visą gyvenimą lieku su Jumis. Ačiū. Pirmoji eilėje aš tai noriu padėkoti rektoriai, nes rektoriai yra mano variklis. Jeigu ne rektorė, tai aš jau gal senai nebedirbčiau, bet kai pasižiūriu į rektorę, kai jinai lekia, bėga, darykim, nėra kur man dingti. Ir aš tada viską pagal jos tempą darau. Taip. Tai labai noriu padėkoti rektoriai. Ir kadangi mes labai dažnai prašom jūsų pasirašyti tai ten, tai ant padėkų, tai ant sąskaitų, tai įteikiu jums rašiklį, kad, turėtumėt visada prie savęs. Ačiū labai. Būkite gražios ir būkite ištvermingos ir jaunos. O čia yra pasigražinimui. Gerai, pasigražinimui. Ačiū labai. Ačiū labai. tą sveikinimą nutariau va taip. Tai yra bokalas su vėžiu ir nutariau, tegul jis randa, kur žiemoja. Pamatysite šitą simbolį ir prisiminsite, kad toj istorijoje buvo dvi šokėjos iš Švenčionėlių. Linkiu lengvo parketo ir tegul jūsų šokėjų žingsniai skambės gražiai, gražiai, šokyje gracingai ir
prasmingai. O šokis, dar kartą pakartojau, tai yra poema ir kiekvienas judesys tai yra žodis. Kalbėkite, šokite. Meilė šokiui neturi amžiaus. O čia knyga, kuris sveria 3 kilogramus. Nuo sveikos gyvenimo fakulteto studentų. Sveikų kojų, gražių žingsnelių. Dėkoju Jums. Kad jūs esate rinktiniai, kad jūs esate Dievo palaiminti. Ačiū, Valita. Ačiū. Milijonas bučinių Valerijai. Ačiū, kad pradėjote šį šokį, kad leidžiate mums įtęsti kartu su meilė jūsų emocijos. Dievo palaimą. Noriu suvažiuoti. Magdalens! Bravo! Plojimai! Esam grupė Magdalens! Šokame mes jau seniai. 10 metų. Ne jokai. Keitės mūsų kolektyvas. Kas išėjo, kas atėjo. Šokis nubraukia metus. Dieną pripildo džiaugsmų. Esam pavyzdžių visiems, ir jaunesniems, ir senesniems. Mes Magdalens! mums šokis Jėga! mintyse skamba ritmas, veiduose šypsena. Populiarija mus ves ir kojos klausys, mums šokis gyvenimas, ne tik judesys.
miško pasaka. Seniai, daugiau kaip prieš 10 metų, dešiniajame Neries krante, prisiglaudęs prie žvėryno krašto, stūksojo 3 amžiaus miškas. Niekas nežino, kur buvo 1 amžiaus ir 2 amžiaus miškai, tačiau 3 amžiaus miškas buvo būtent ten. Dar ir rūmai su kolonomis ten stovėjo ir dar kažkoks neaiškus užrašas apie kažkokį universitetą. Neliūdėkim, pragyventų dienų negailėkim, viens kitam iš širdies palinkėkim, daugiau metų sveikų ir saulėtų. Šiandien bruknių diena, neliūdėkim, pragyventų dienų negailėkim, viens kitam iš širdies palinkėkim, daugiau metų sveikų ir saulėtų. 1, 2, 3. Bruknės! Mylimas žmogus, vienas tavas brangus, amžiams šitai bus, nieks netims tavęs, niekad iš manęs. Meilė neužges, tol kol susi žemė, tol kol saulė švies, savo rankas meilės pilnas man išties. Gerai su tavim, man dienom naktim, gerai kalbėt, gerai tylėt ir mylėt. Gerai su tavim, man dienom naktim, gerai kalbėt, gerai tylėt ir mylėt. Tu perlas delnuose, auksas pūkuose, vėjas sapnuose. Man reikia tik tavęs, kol širdis užges. Būk šalia manęs, tol kol suksi žemė, tol kol saulė švies. Savo rankas meilės pilnas man išties. Milijonai bučinių, milijonai šypsenų, šoka tamos ant bangų, pajūrys smagus. Milijonai bučinių, milijonai šypsenų, prezidentai ir studentai ant bangų, pajūrys smagus. Labai karštai, labai ilgai, bučiuokit ją mielai saldžiai. Ir aš labai karštai, labai ilgai, bučiuokit ją mielai saldžiai. Ir aš labai diskotekoj pabaiga, stroboskopais aromatą, šoka grūdančios merginos, taško jos kokia mergina.
Все закинемо мої, обстакуліки вічває, прямо місто прироє. Šokis vienyje visus, padeda bendrauti ir nesvarbu, kiek jums metų. Bet, o jūs gal nepažįstate mane? Aš šokiu muzą ir psichorė. Ir atėjau priminti jums, kad šokis tai sielos kalba, kuri padeda išreikšti savo emocijas. Tai parodykit savo emocijas. Šokit. Šok visi. Kai iš džiaugsmo plaka širdis. Šok, kai aplanko juoda neviltis. Šok, nesvarbu, ar sausra, ar liūtis. O žvaigždėtų dangum, pasipuošus rūku, užsidengus naktim. Šok ir bekraštis pasaulis, šok drauge su tavim.
galime įtraukti į statistiką. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we will, when we remember Galima prisijungti ir visi gali šokti čia. Ačiū emocija ir gražiai nusilenkiam, kaip Valerijus mokino. Nu va. Sense the rhythm that's beating within. Oh, your
Bravo, Brukmas. Ačiū Jums už tokį nuostabų paskutinį. Ir dabar pasakoju taisyklės yra toks. Kai išgirsite žodį dabar, kai aš pasakysiu žodį dabar, dovaną atiduodate kolegai iš dešinės. Ar visos šokėjos žino, kur yra dešinė? Džiaugiuosi. Šitą kur šaukštą laikom. Ir jeigu aš pasakysiu žodį vėliau, tai turite atiduoti draugui iš kairės. Ar žinot, kur kairė? Džiaugiuosi. Tai ir pradėsim. Kai pradėsiu kalbėti ir pasakoti istoriją, išgirsite žodį dabar, duodate dešinę, išgirsite žodį vėliau, duodate kairę ir taip žiūrėsim, kam atiteks dovana. Gerai? Ir pradedu dabar. Turit du vyrus iš šono, tikrai jums padės, žinokit. Ramiai, ramiai. Jeigu kažkam iš jūsų reikės, va, irgi čia vyras greit padės visom moterim. Manau, bus puikiai. Ir pradedam. Kažkada seniai, o ne dabar, labai seniai, kai viskas atrodė neskubu, gyveno ponas keista pavardė Dabar. Jo pavardė skambėjo keistai, bet dar keistesnis buvo jo gyvenimo būdas. Ponas Dabar buvo įpratęs viską daryti vėliau.
Ne dabar. Nes jam visada atrodė, kad dabar, ypač dabar, dar ne pats tinkamiausias metas. Tad dabar, būtent dabar, ponui dabar, reiškia labai mažai. Kam viską daryti dabar? Taip, dabar. Jei kas nors pono dabar paklausdavo, kodėl jis nieko nedaro dabar, ponas dabar tik nusišypsodavo ir atsakydavo, nenoriu dabar, noriu vėliau. Taip jis ir gyveno. Dabar jam visada virsdavo vėliau, o vėliau jam vėliau atrodė patogesnis už dabar. Bet kartą, visai netikėtai, ponas dabar sustojo ir susimąstė. O kasgi dabar? Jis suprato, kad nori būti laimingas dabar. Ir čia, ir dabar. Laimingas dabar, šią sekundę. Ir ne kada nors vėliau. Ne ateityje, bet dabar. Ir čia, ir dabar. Laimingas dabar, čia ir šią akimirką ir dabar. Juk aš nesu praeityje, pagalvojo ponas dabar. Ir aš juk nesu ateityje, pagalvojo ponas dabar. Aš esu dabar. Ir aš esu dabar, ir čia, ir dabar. Ir tai, kas bus vėliau, priklauso daugiausiai nuo to, ką aš darau dabar. Šią minutę, dabar. O ne nuo to, ką vis žadu daryti vėliau. Dabar ponas dabar susimąstė. Taip, viskas stebiu. Taip, o kasgi yra tas vėliau? Tikrai ne tai, kas yra dabar ir tik dabar. Dabar, garsiai pasakė ponas dabar. Aš supratau, dabar yra viskas, juk vėliau gali nieko nebūti. Šie žodžiai jam pasirodė svarbus ir tikri. Dabar, ponui dabar, ši akimirka buvo labai svarbi. Ponas dabar džiaugiasi, kad ši akimirka iš tiesų yra labai svarbi dabar ir tik dabar. Dieve, ačiū už dabar. Vakare melsdamasis pasakė ponas dabar ir giliai atsiduso. Jam nebereikėjo laukti dabar. Dabar pono dabar veide buvo matyti šypsena. Pagaliau jis galėjo gyventi dabar. Kiekvienas dabar, ponui dabar, tapo didelę dovaną, kurios jis niekada neatidėliodavo vėliau. Na kągi, sveikinu. Dovana liko, o jūsų tiek daug, kad kai kurie net nespėjot jos atšildytis. Tai dabar jau norim labai pasižiūrėti, ką jūs ten gavot dovanų. Padėkit, prašom. Ir gavot užduotį pasidalinti šiuo turtu, kurį gavot su visais. Prašom, pasidalinkit su visais. Ir sakysit dabar ir imkit visi po saldainį šventinį, gimtadienio saldainį būtent dabar. Kas nori dar saldainių, sako vėliau, eina į kitą pusę. Teisingai.
Aš palinkėjimą gavau. Šokėjos aromatas saldžiausias ir stipriausias būna prieš audrą. Supratot, kad jūsų šokėjos aromatas stipriausias prieš audrą? Kas dar gavo gražų palinkėjimą? Vyrams ypatingai gražų. Kas galite garsinti? Nagi? Įsakinėti savo yra didžiausia valdžia, nes šiaip tai moteris dažniausiai įsakinėja. Labai tiksliai pasakyta, taip ir yra. Aš jau suprantu, kad moteris valdo. Ir čia visas, va, prašau. Pats gražiausias palinkėjimas, koks galėtų būti galimybė įgyvendinti svajonę, štai kas gyvenimą daro įdomu. Mano labai proziškiausias. Nesvarbu, kiek tau metų. Svarbiausia išlikti žmogumi ir išlikti savimi. Būtent su šita gražia mintim, ačiū, kad pasidalinot savo dovaną. Ačiū Jums, kad esate dabar, čia ir dabar, o ne vėliau. O dabar kviečiu grįžti prie jūsų stalų ir mėgautis šventę.